Yra legenda, kad kadaise prie upės Ventos buvo sukrauta daug kūgių šieno. Naktį užlijo lietus, pakilusi audra, upė Venta pakilo ir tą šieną nusinešė. Ir žmonės atbėgę ryte to šieno nerado, susiėmė už galvų, šaukė Kuršėnas, Kuršėnas. Tai tik legenda, o tikroji Kuršėnų miesto istorija prasideda valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui, kuomet karališkoje valdoje 1563 metais įvykdyta valakų reforma ir būtent karališkoje valdoje suformuota šalia būtent karališko dvaro centrinė turgaus aikštė. Karališka valda dabar įgavo geometrinę struktūrą ir tai tartum nuo Kuršėnų dvaro prasideda ir miestelio gyvenimas. Bet mes visada esame linkę paminėti datą 1631 metus, kuomet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paskirimu, Vazos III paskirimu už nuopelnus Livonijos kare Jurgis Gruževskis gauna Kuršėnų dvarą su visomis žemėmis. Ir ne bet kaip, o amžina lenoteisė. Lenoteisė tai, kad dvarą valdo tos pačios giminės atstovai, kol tęsiasi vyriškosios giminės palikuonių seka. Jeigu vyriškosios giminės palikuonių nelieka, dvaras vėl atitenka į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rankas. Tačiau taip neįvyko ir dvarą daugiau kaip 300 metų valdo Gruževskių giminė. Jeigu kalbėtumėm apie Kuršėnų dvaro rūmus, tai po restauracijos Kuršėnų dvaro rūmai yra atkurti 95% taip, kaip jie atrodė 1811-12 metais, kuomet valdė Steponas Gruževskis, jis pasikvietęs meistrus iš Prūsijos, štai taip gražiai padabino ir išpuoselėjo dvarą iš lauko, būtent tokia gražia medinė architektūra ir padabino dvarą. Dvaras yra stačiakampio plano, stogas dvišlaitis, virš stogo iškeltas mezoninas su atviru balkonu, taip pat virš stogo iškelti 2 tūriniai švieslangiai, kurie apšviečia antrame aukšte esančias erdves. Dvaro pamatos yra akmeninis ir mūrinis, taip pat yra nedidelis pusrūsis. Jei kalbėtume apie interjerą, tai džiaugiamės, kad yra išlikusios autentiškos lubos. Jos yra restauruotos, tai kaip teigia medžio restauratorius Laimonas Bartkus, kad Lietuvoje tokios lubos yra vienintelės išlikusios būtent medinėme dvare, o medinių dvarų ekspertai teigia, kad tai gali būti vienintelės išlikusios tokios lubos visose Baltijos šalyse. Kad šis dvaras yra unikalus, gražus, savo puošyba, kad ypatinga vieta, parkas prie Ventos upės, tai visada matėm ir žinojom, tik žinoma, jis jau buvo ganėtinai prastos būklės, jam išties reikėjo tos renovacijos, restauracijos. Na ir spalva buvo šiek tiek kitokia ir kai kurios detalės buvo jau šiek tiek aplūžusios, ištrupėjusios, bet dabar mes puikiai matome, ką pastatas, kokio yra grožio pastatas. Čia labai puikiai pasakojo architektai, stopeliai, kurie darbavosi, kada buvo čia restauruojamas, renovuojamas šitas dvaro rūmų pastatas. Jie minėjo, kad buvo labai galingos išlikusios sijos, tik prie jų reikėjo taipogi ten darbuotis, kad jas ištiesinti, bet baltojoje salėje, pasak jų, yra išlikusios senosios sijos. Turime 2 patalpose autentiškas sienas paliktas pasižiūrėti žmonėms. Tai viena siena yra autentiška plytų. Plytos yra būtent iš Gruževskių dvaro, iš šio dvaro. Netgi užrašai yra ant plytų išlikę Kuršanis, sulenkintas Kuršėnų miesto pavadinimas. O kita siena yra medinė, medinių rąstų su sustiprinimais autentiškais. Irgi žvelgiant į ją galime išvysti istoriją, kaip buvo, kokios technikos, kokie sutvirtinimai rąstų buvo naudojami. Iš ties išlikusių puošybos elementų yra tikrai daug. Buvo langų puošimai virš langų, šitos visos karūnėlės, jos bent jau po balkonu tai absoliučiai yra išlikusios autentiškos, nes jos gavo mažiau drėgmės. Puošyba iš lauko pusės buvo šiek tiek aptrupėjusi, bet iš ties buvo dar galima įžvelgti visą tą grožį. Kolonos yra 3 autentiškos, laukinės durys yra autentiškos, visiškai išlikusios. Jei kalbėti apie ažūrą balkoną,
Tai jis yra atkurtas. Jis yra atkurtas, nes tikriausiai buvo daugiausiai išlūžinėjęs. Kuršėnų dvaras iki Pirmojo pasaulinio karo turi didžiausią įtaką miesteliui. Nuo dvaro valdymo priklauso ir miestelio gyvenimas, nes miestelio gyventojai nuomojasi karališką žemes ir dirba žemę, moka mokestį dvarui. Tarpukariu po Pirmojo pasaulinio karo dvaro įtaka labai nusilpsta ir dvaras atsiskiria kaip vienas ūkinis vienetas, o miestelio gyventojai pradeda gyventi kaip tikri europiečiai, kuriasi pirmosios partijos, eina žmonės į teatrus, vystosi laisvalaikio įvairios veiklos ir tiesiog Kuršėnų miestelis gyvena savo atskirą gyvenimą, o Kuršėnų dvaras kaip ūkinis vienetas plėtoja toliau savo ūkinę gan stiprią veiklą. Į Lietuvą įžengus sovietam, Kuršėnų dvaro valdytojas buvo suimtas, įkalintas, vėliau jis buvo grįžęs čia į Kuršėnų dvarą, tačiau jam buvo grąžintos tik administratoriaus teisės ir atvykę reokupantai jį išvežė į Maidaneko stovykloje, kur ten ir buvo nužudytas. Jei kalbėtumėm apie jo žmoną, tai ji buvo apsistojusi netoliese esančiame Ketūnų dvare. Jos likimas nežinomas, taip pat buvo 2 vaikai. Tai dukra Irena Gruževskytė mirė iki Antrojo pasaulinio karo, o sūnus išvyko, tiesiog pabėgo į Ameriką ir jo likimas taip pat neaiškus. Kuršėnų dvaro savininkų nėra jau likę gyvų, buvo atvykę Kelmės Gruževskiai, būtent apsilankė čia ir jie kaip teigia, kad taip pat Kuršėnų dvaro valdytojų, savininkų, bajorų giminės nebėra likę. Po Antrojo pasaulinio karo Kuršėnų dvare įsikūrė tarybinio ūkio kontora ir ilgą laikotarpį čia yra būtent miestelio valdžia. Būtent po nepriklausomybės atkūrimo antrame aukšte įsikūrė 4 šeimos, o apačioje veikė etninės kultūros tradicinio amatų centras. Vėliau buvo parengtas projektas dvarą restauruoti, tačiau viena šeima atsisakė butą parduoti, prašė nemažos sumos ir aišku 10 metų dvaras stovėjo neliečiamas, buvo išjungta elektra ir tiesiog akyse dvaro mediena tiesiog nyko. Ir po kurio laikotarpio pavyko butą nupirkti ir pradėti dvarą restauruoti. Ir būtent 2021 metais dvaras restauruotas ir atvertas lankytojams ir įveiklintas kultūriniai veiklai. Iš tikrųjų vaikystėje kiek tenka prisiminti, kad vaikščiojant Kuršėnų dvaro parke apie 96 metus, tu matai, kad stovi tamsiai mėlynos spalvos nusilupusiais dažais Kuršėnų dvaro rūmai. Tačiau niekada nebūčiau pagalvojusi, kad Kuršėnų dvaro rūmai tai yra pati pradžia pačio to Kuršėnų miestelio kilimi. Na ir tikrai džiaugiamės, kad tokiame mažame miestelėje kaip Kuršėnai yra išlikęs Kuršėnų dvaras, kuris stovi apsuptas senais medžiais, kurių amžius taip pat siekia virš 300 metų. Na, o dvarai yra svarbus, manau, visuomeniai nuo pat seniausių laikų, nes čia buvo ir miesto valdžia, ir apskritai čia vyksta įvairi kultūrinė veikla, parodos, yra vieta, kur žmonėms susitikti ir taip yra puoselėjamos vertybės ir galima atsigręžti į praeitį, į savo istoriją, į savo ištakas ir pamatyti, kaip anuomet gyveno žmonės, nes ta istorija tai yra mūsų šiandieninis, manau, tapatumas į tai, ką mes šiandien einam, kokiu keliu žygiuojam.